Labai graži diena ir rytoj pranašauja tokį pat orą, tai reikia varyti pasivažinėti. Pradėjau galvoti, kur čia įdomi užvažiuoti ir žiūriu, kad šiemet visiškai Lietuvos vidury nevažinėjau. Tai maršrutą pasibraidžiau, žiūrėsiu, ar iš tikrųjų pavyks. Maršrutą dėliojus taip, kad būtų kuo daugiau mane lankyti vietų. Tai iš esmės bus nuošalūs plentai, bei juos apjungiantys žvyrkeliai. Apie 60% kelių turėtų būti asfaltas, apie 40 žvyrkeliai. Nedėjau ten kažkokių bekelių ir dėjau daugiau asfaltą, nes norėjau vis tiek tokio greitesnį, lengvesnį pasivažinėjimą. Visgi lapkričio vidurys beveik. Bet šiaip labai anksti, po 4:15 tik. Bet jau saulė leidžiasi, tai teks ilgai tamsoje važiuoti. Pirmas sustojimas nusimatęs Kuršėnuose. Dabar 179 km iki ten. Tai turėčiau būti maždaug ties 210. Dar pusiaukeliai važiuosiu per Šiluvą, Tytuvėnus. Jeigu bus noro, ten galės arbatos kokios atsigerti. Garmin ekranas su tema. Tai reiškia, kad jau saulė nusileido. Ir iškart atvėso. Da, biškį pavažiuos, reiks biškį šilčiau apsirengti. Ir jau rūkas, po biškį dėdas. Džipų suvažiavimas. Gal nenušaus. Man čia 11 km tiesiai, mačiau, kad visi tie medžiotojai džipų susirinkime šašlykus kepa. Tai gal nenušaus. Reikia įsijungti šviesytę. Kiek čia dabar? 5? Lygiai 5. Man atrodo, kažkur apie 7 jau tai prašventa. Tai kiek čia? 14 valandų tamsos. Kažin ar kameroje taip gražu kaip akį. Ai, dar nepersirengiau šiltesnių drabužių, nes nebuvau sustojęs. Dabar dar net nėra vakars. Kiek čia? 5:30. O tokie grožiai. Wow. Nežinau, o čia matas kas nors. Bet neapsakoma grožį vakars. Fainiai, fainiai. Autostrada. Paskutinę Vincentavo šviesą. Tai apsimausiu striukyti, išsijungsiu radariuką ir įsijungsiu paprastą lempą. Kur čia ta man striukė?
Ir čia dabar dar. Dėl ko, kai sutemst nusiemu radarą, tai tamsoj apie parvažiuojančią mašiną jau žinau iš šviesų. Nes jau iš toli matas, kai šviečia, kai tamsu. Ir šiaip radaro šviesa yra labai ryškiai. Tai geriau įsijungiu paprastą lemputę, kuri tiesiog šviečia raudonai, nemirkčioja. Be to, ta, kur turiu tokią Sigma mažytę, jos baterija laiko apie parą. Čia gal atrodo kaip išsiliejęs kažkoks vaizdas, bet yra nenormaliai stiprus rūkas. Dabar tik po 7:20 yra. Tamsai nežinau, kiek čia 2,5 valandas, bet jau miegsim. Atrodo, kad pusę nakties jau prasukau iš čia. Šiluva. 137 km dabar. Iki Kuršėnų kažkur 75. Tai Kuršėnas bus pirma vieta, kur galės pavalgyti, nusipirkti kažką. 210 kažkur turėtų būti, kai ten bus. Tai vienintelė tokia ilga atkarpa tarp pavalgymų, nes paskui visi sekantis maždaug kas 80 km. Ir Kuršėnai bus maždaug pusiaukelė iki Kavarsko, kur bus tikrai pietus, tikiuosi. Žodžiu, dabar Šiluvoje prie parduotuvės turėtų būti kavos aparatas, tai gal kiek šiltų gėrimuk nusipirksiu. Ir suvalgysiu kažką, ką turi su savim. Va, šitai kavos aparatas. Aš jaučiuosi, kad Lietuvą man gerai pažįstu. Kažkaip faina tyrinėti ją. Čia va ant soliuką atsisėsiu. Ką čia turim? Karamelin gėrim pasiėmus. Palaukite, prašau, patvirtinimo. Pasirinkite pageidaujamą produktą. Jau pasirinkau. Ačiū ir jums. O kaip faina buvo atsigerti tą šiltą gėrimuką. Dar suvalgiau Giant Bar. Tai davo 75 km. Ir gal kažkokį šiltą maistą pavyks užkasti. Man savijauta dabar į tokia, kad atrodo, jog tiek ilgai pravažiavau tamsai, kad jau tuoj va šitai pradės šviesti. Dabar yra be 12 minučių 11. Dar tikrai greitai nepradės šviesti. Dar net neįpusėjai tamsas, tai patryps. Žemėlapis, kaip tai atrodo. Aha, tarp ežerų. Aš man atrodo, pamačiau kažką nesveiką įdomaus, bet kažin ar GoPro išneš. Abejoju. Žodžiu gaila, niekaip neim parodyti, bet gal girdis. Žodžiu, čia ir tokia pelkė, pilna garnių. Tiesiog baltuoja visur, eik savo, įdomiai atrodo. Važiuoju, nebaidysiu. Žiauriai gaila, kad niek nesimatė, nes čia ta garnių tvirtovė. Tai tikrai įdomiausias dalykas, ką aš šiandien mačiau. Ir abejoju, kad kažką įdomesnio dar pamatysiu šitą kelionį. Kaip galint stabdys taip. Jaučiu kažkaip su kaladėlėm blogai įdėt gal. Reiks Kuršėnas šviesoje pasižiūrėti, nes žiauriai užknis.
žinojau, kad čia iki Kuršėnų 210 kiek kilometrų važiuos baronės papildėm ir reik biškį pasaugoti. Nu tai iš pradžių negėriau to vandens, tai pasaugojau. Paskui pajaučiau, kad trūkst skysčių ir išgėriau vis. Ir dabar važiuoju be vandens. Nu šaunuolis. Paklausk, ką pirmą kartą taip padariau. Ne pirmą. Iki Kuršėnų, iki 25 kažkur. Čia žiūr kažkas švieta. Jau parduotuvėlė. Tai bandysiu čia stabdžius pasitvarkyti. Nes žiauriai erzintas cipiams. Šitoje veikti savo, kaip važiuoti. Man spėjimas, kad tas rėmelis, kur kaladėlis įsistato, yra kažkoks atsilenkęs ir lieps prie disko. Nu jo, man atrodo, taip ir yra. Toks kažkoks laisvas va šits. Reiks grįžus namo. Įsidėti naują, nes pasikeičiau kaladėlis, bet palikau seną rėmelį. Nežinau, kada taip padariau. Laikau čiūrus, kad padės. Tiesos akimirka. Ei, yes. Nebecip. Nice, aš profesionalas meistras. Eik, savo niekausiai nėra maloniau negu dviratis, katras skleid tik tai tuos garsus, katras tur skleisti. Bele kaip fainiai. Be šviesus, o išvariau. Galvoju apie tos dviračių gedimus, kiek aš važinėjau. Nežinau, aš pravažiavęs per paskutinius 10 metų apie 150 000 kilometrų, gal daugiau. Ir nelabai kažkokių gedimas turėjęs. Ten padangą prasiduri, ir ką. Yra stipinai keli nutrūkę, irgi čia nėra didelį problemą. Dabar tas rėmelis apninks, čia paties kaltė, nesusižiūrėjau dėdamas kaladėlis. Žodžiu, absoliučiai jokių gedimų. Aplink Lietuvą važiavau, permetėjęs su gedu, bet irgi 2 pavaras turėjau, galėjau važiuoti. Nėra kažkokia didelė problema. Reikia per karboną 3 kartus belsti, kad ir ateitį taip pat gerai laikytų. Nu va, Kuršėnai. Reikia dabar susirasti savo visą parą dirbančią degalinę, pavalgyti ir atsigerti. O, geras, ką tik pamačiau krentant žvaigždį. Reiks galvoti noriu, kad būtų bulvyčių free degaliniai. Pirmyn! Dabar užsipirkau vandens, nusipirkau Mr. Beast šokoladą už 4 eurus reklamų sauką. Ir kas žiauriai gerai nuteik, kad dabar kas 80 km bus po to egzistavimo. Paragavau tą šokoladą už 4 eurus. Tai arba mano minimą skonį receptoriai atbuka, arba tikrai nieko gero šiandien. Pravažiavau Naisius, iki Radviliškio D35. Radviliškis. Šitą atkarpą nuo Kuršėnų, tai žiauriai sunkiai. Vėjas pasisuka. Ir dabar visą laiką tai bus, eik, savo kaip žiauriai. Žiauriai sunkiai tą atkarpą nuo Kuršėnų buvo. Vėjas pasikeitė, tai ir dabar realiai visą likus kelį taip. Pasėmiau kavos ir visokiausių bandelių. Vienas su dešreliu, vienas su avietėm, kitas su agonam. Bandys biškį
atsigauti ir važiuoti toliau. Dabar 297 km, tada 370 liko. Pasėdėjau, pavalgiau, pagalvojau, visgi varau namo, nuo Radviliškį. Traukinys nuvažiavau, pavargau. Radviliškį besidėdams ten toj degaliniai bevalgydams pasvarščiau, ką čia daryti ir galvoju, kad nusimato tie likę 307 km, nu visi su labai nepatogiu vėju. Ir galvoju, gal baigs pasivažinėjim tol, kol smagiai leidžiu laiką, nepaversdams visos dienos, tiesiog kančia. Ir sėdau į traukinį, pamiegojau traukinį ir jau esu Kaune. Kadangi tas pasivažinėjimas nesigavo tokiu, kokio norėjau, praktiškai po kiekvienu video gaunu komentarus apie tai, kad papasakočiau, su kuo važiuoju ir ką vežu su savim. Tai pradedam nuo to, su kuo važiuoju. BMC Kajus gravel stiliaus dviratis. Šitą dviratį turiu apie 4 mėnesius ir per tą laiką nuvažiavau kažkur gal 3,5 tūkstančių kilometrų. Tai šiek tiek esu pačiupinėjęs. Kažkokią nuomonę spėjau susidaryti. Nors dviratis yra tikrai agresyvios geometrijos, skirts lenktynėm, ne ištvermės važiavimams, bet nežinau, galbūt dėl to, kad aš pats įpratęs važinėti su plentiniais, kurie taip pat nėra endurance tipo dviračiai. Ką galbūt keisčiau ant šito dviračio, tai gal užsidėčiau sėdynę, kurią naudoju ant plentinio. Ir švaistiklius trumpesnius. Dabar yra 1,72,5. Kai ilgiau pavažinėjau šito dviračio ir persėdu ant plentinio, kur yra 170, tai tikrai pajaučiu, kad man tie trumpesni švaistikliai labiau patinka. Tada toliau, ką imu su savim į tokius pasivažinėjimus. Pradėsiu nuo lempų. Tai visų pirma, Sigma, maža lemputė, bet šviečia gal 20 valandų. Jinai turi tik švietimą, neturi mirksėjimo funkcijos, tai tamsoj labai geras daiktas. O šį čia Garmin radaras. Radaro pagrindinė funkcija yra stebėti, kas vyksta už dviratininko ir informuoti apie atvažiuojančią mašiną. Tai iš esmės, kai atvažiuoja mašina, jinai yra už kokį gal 100 metrų. Kompiuteriuką ekrane pasirodo taškelis, kuris matai, kaip greitai artėja, gali spėti pasitraukti nuo kelio ir išvengti neatidaus vairuotojo arba pats būti budresnis kely. Krepšiai, kuriuos naudoju, tai yra šiuo atveju Telfino frame bagas ir top tube bagas. Būnant kitų dviračių kiti setupai, bet iš esmės stengiuosi išlaikyti 5 litrų talpos tūrį. Tokios talpos jaučiu, kad man užtenka susidėti viską, ką noriu su savim pasiimti. Tai šiuo atveju turiu viršutiniam krepšiai kamerytę, batonėliai, maistas, užkanduks, powerbankas ir laidai. Powerbanką tai naudoju čia tokį nebrangų Beisels berods gamintoją. Jis gana didelė plytelė tokia, bet labai patogiai tašį įsideda. Turi supercharge funkciją, pasikrauna ir pats greitai ir pakrauna daiktus greitai, tai man jis patinka. Tada į frame bagą čia turėjau iš pradžių įsidėjęs striukę, kurią dabar esu apsimovęs, ir rankovės. Tai čia, žodžiu, dedos drabužėlius, kurių man reikia dėl šilumos, multitoolsas, tublės padangų remonto dalykėliai, tai siūlai ir adatas, dar biškį maistelio, atsarginė lempa, 2 atsarginis kameras visada su savim pasiėmu, pompa ir grandinės tepalas. Grandiniai tepti naudoju skvirtą. Nežinau, dviračius patenkintas. Ką imu su savim, ką naudoju, tą prodžiau. Jeigu yra dar kažkokių klausimų, atsakysiu komentaras.